Sveiki, mėlyji. Temos nesibaigia. Ir dabar nauja tema. Apie gimtadienį. Kaip reikia švęsti gimtadienį? Žinot, kad reikia švęsti 3 dienos po gimtadienio pagal ezoterinės taisyklės. Gimtadienis tai yra ypatinga šventė. Jinai labai svarbi. Gimtadienis tai yra ta tokia žmogaus pikas visų jo energetikų, visų jo pačių stipriausių, kaip sakant, kaip rusai, zaškalivai, nežinau lietuviško žodžių, kur visa jo energetika yra ypatingam aukštam stovy. Ir žinot, gimtadienio laiku tai pats geriausias laikas daryti operacijas. Mėnesį prieš gimtadienį, mėnesį po gimtadienio. Tai pats tas stipriausias laikas, kur geriausiai, jeigu planuotos kokios operacijos, pasiskirskit laiką ant šitų. Tai yra galimybių, tai yra tuo laiku geriausiai kurti planus, geriausiai kurti savo kažkokius tai savo, jeigu turit kažkokią tai startą, pradėti kažkokiam tai veiklai, bizniui ar kažkam, tai yra labai geras laikas. Gimtadienio laikas, bet kada, žiemą, vasarą, kada, tai yra tas pikas ir išsivalymo. Ir viską. Jei pastovėkit apsižergę tą tabletę, mažiukę tabletę, žvakytę, vat kažkokią tai tokią, nu žinot, neaukštą žvakę, pabūkit, įsivalykit. Jeigu bus galimybės, nedidelį laužą, visai nedidelį laužą, tokį, kur galėtumėt peržengti tiesiog, peršokti, tokį mažiuką ten, kai iš tokių vos nedegtukų, žinot, malkyčių, labai gerai tokiu metu pasidaryti savo ezoterinį išsivalymą. Tai toksai startas, ne vien per jonines, per savo gimtadienį labai gerai išsivalyti. Tiesiog savo sugalvoti planą visiems metam. Ir ypatingai, jeigu jūs jį susirašot labai gerai, jeigu jūs jį užsirašot, per sekančius metus aš turiu tą ir tą. Būtinai turi būti tokia savo vidinį, žinot, padėka. Padėka už praeitus metus, už ką pasiekit, ką išmokot, net už blogas patirtis visokias, viską taip pat turit padėkoti, nes patirtis, ką jūs patyrėt, ką jūs išmokot, visi ir blogi ir geri, visi įvykiai, tai taip pat jūsų yra gyvenime daug reiškia, visam jūsų ateičiai, reiškia, visada praeitis ir į ateitį turi įtakos. Ir palikit, padėkokit ir palikit, nesigraužkit, nesikankinkit savęs, kad galėjau ten taip ir taip padaryti, nesvarbu, prieš 20-30 metų ar kažką tai, ten būčiau tada ką nupirkęs, dabar ten būtų labai jau didelį vertį buvus ten to turto. Nesigraužt, negalima gyventi praeitim, viskas. Ir už praeitus metus per gimtadienį atsisveikina su tais praeitais metais ir dabar viskas, startas yra į priekį. Naujiem įvykiam, naujom patirtim ir visiems ateities metam. Susitvarkykit savo gimtadienį. Aišku, labai gerai, kaip savo gimtadienių šventę su fejerverkais atšvenčiat, su kažkokiu, kad sprogtų, žinot. Tai irgi labai didelį sėkmė ir kažkokia tai sudrebini visatą. Aš gimiau ir aš čia esu, man reikia, aš egzistuoju ir duokit, kas man priklauso. Tai tas toksai irgi dalykas yra, kad ir nedidelė petardėlė gimtadienės proga visiems patarčiau šaut. Net ir savo vaikų ar savo tėvų švenčiant gimtadienį, jiem tas irgi bus labai naudinga.
yra daugybės visokių prietarų, visokių ką dalį, manau, jums padėjau suvokti, išspręsti ir išsivalymas, ir tas visas su griausmais praleidimas, tai yra labai gerai. Ir gali to ir nedaryti, bet neverkit, nesiskuskit, kad ten labai jau tas toksai prėskas gyvenimas eina jum ir niekas nevyksta ir labai visiems sekasi, man nesiseka. Pirštą pajudinkit ir dėl savęs paklausykit kitą kartą kažką tai tokio. Iki, mylėjai.